žiūrėkit, sugalvojau vieną klausimyną padaryti, įdomu man. Įdomu vis laik buvo, tiesiog kaip ir rinkausi, kaip laikiau teisės, buvo įdomu. Sakau, galvoju, pirmiausia, kažkodėl labai traukė mane savivarčiai. Anglijoje, aišku, laikiausi. Ir man atrodė kažkaip tai patraukliai, kažkodėl tai, kol nepadirbau ir nepamačiau, nedirbau savivarčių, bet kol nepamačiau, kas pas juos per darbas po tas statybo aikšteles. Tai va, dabar man toks paprasčiausia, čia jūs žiūrančių yra dirbančių visokiausius darbus. Vat man būtų įdomu iš jūsų visų sužinot, kas kokius darbus dirba ir kur kiekvienoj, kaip čia pasakyti, srity yra sunkiausi ar ten lengviausi dalykai. Pačkos, statybo aikštelės, parduotuvių pristatymai, sandėliai tenai, nežinau, kas ten dar yra, flat-based angliškai vadinami kaip plokščios priekabos, ant kurių vežioja ten technika, dar kažką tai, miškovežiai, apie miškovežius mačiau, bet vis tiek įdomu, sakysim. Bendrai įvairios, kaip sakyt, sritis sunkvežimių, fūrų, kur yra kokie minusai, kur yra kokie pliusai, kur jūs galvojate yra lengviau, kur yra sunkiau. Pavyzdžiui, man bent jau ką bandžiau, ką mačiau, ką įsivaizduoju, atrodo, kad sunkiausia kažkokios statybo aikštelės. Nes ten, bent jau Lietuvoje, sakysim, kai Anglijoje, tai tenai būna, jau kai daro statybos, ten būna suplanuoti, kaip sakyt, sunkvežimių įvažiavimai, išvažiavimai, ir ten tie yard maršalai, kurie reguliuoja visus tos eismus. Čia Lietuvoje viskas chaotiškai, iš tikrųjų, ką aš mačiau, bet man apskritai ir Anglijoje nepatiko, nes tau duoda adresas, tas adresas dažniausiai būna kaip centrinio įėjimo ir kaip čia pasakoju, gal kai kam, kur tiesiog objektas centre Londono yra didžiulis, įvažiavimo taškai iš įvairių gatvių, ten pavyzdžiui 4-5 vartai skirtingi važiavimo ir tu paskui ieškai po centro, jau navigacija tau nieko neberodo, tu ieškai kaip važiuoti ten prie vienų ar kitų vartų. Tai man pasirodė, kad, sakysim, statybo aikštelė sunkiausia, bet aš pats dirbau, pradėjau su C kategorija su parduotuvėm, tai yra Sainsbury's iš sandėlių į Londono parduotuvės ir ne tik Londono. Aišku, aš ten pradėjau visiškai naujokas, visiškai iššalęs tada. Tai buvo, aišku, iššūkių tokių, nes buvo įvažiavimų sunkiau, sakysim, per arkas įvažiavimai, per kiemus tokie įvažiavimai, kur praktiškai veidrodėlius turi užsilankstyti, kad įvažiuot. Ir jeigu ten mašinų biškį daugiau ant gatvės suparkuota, jau tiesiog nebeužsuksi kampo. Buvo pradžioje tokių iššūkių, paskui pripranti, kaip sakyti, jau įgerti, kaip ten įvažiuot. Jeigu ten mašinų užstatyta nevažiuoji, tiesiog dariesi, kad paimti tą užkrautų kitur. Bet sakysim, bet palyginus nebuvo sudėtingas tas C kategorijos tas darbas, išskyrus ten keletą parduotuvių, bet taip daugiau mažiau gerai ten. Tik tai kita problema buvo, vėlgi, apie tai galim irgi įdomu šnekėti, sakysim, tada būdavo, kad tu atvažiuoji prie parduotuvių, ten angliškai vadinamas High Street, tipo pagrindinės miesto gatvės, kur yra tie mažesnis tos parduotuvės įsidėjusios, ne prekybos centrai. Tai ten būna problema su parkavimu, nes kartais nebūna atskirų loading bay, iškrovimo tai parduotuvėje skirtų aikštelių, tai parkuojasi kartu su kito mašinu, tai būdavo, kad vienu žodžiu problema ieškant, kol tu gausi kur prisiparkuoti, jeigu tos gatvės labai intensyvios, sakysim, daug judėjimo, tai tokių dalykų. Tai va, įdomu būtų sužinoti apskritai apie visus, kas ką dirba, ten sakau, cisternos, ADR-as, ne ADR-as, tenai miškovežiai, konteineriai, uostai, ten kur ir kokie yra minusai, pliusai, kur jūs skaitot lengviausias darbas, kur yra galbūt sunkiausias darbas pagal jūs. Man, kaip požiūrį, aš tai, ką dirbau Amazon, tai yra, aš skaitau, man asmeniškai iš mano patirties, tai pats lengviausias darbas. Nuvažiuoju iš vieno sandėlio į kitą, praktiškai vien greitkeliai arba vien A lygio keliai nuo Anglijoje. A lygio tai tokie, kai mūsų autostrada, sakysim, arba panašiai. Retais atvejais ten važiuoji per miestą, kai kur miestą Londone buvo sandėlių pačiam, bet irgi pakankamai geri keliai. Nebuvo ten jokių kažkokių
Tai man, pavyzdžiui, sandėlis, nuo sandėlio iki sandėlio, arba angliškai tas DC to DC, tai man atrodo lengviausias darbas. Kokia jūsų nuomonė, pasidalinkit savo patirtim, ką jūs manot ir įdomu sužinoti paprasčiausia, kur yra didžiausi iššūkiai šitoj profesijai ir kur autovežiai. Manau, ten man irgi turbūt kosmosas, aš pagalvojau. Tai va, kur yra didžiausi iššūkiai ir kur galbūt lengviausia, paprasčiausia, ir naujokai būtų paprasčiausia, sakysim, ir taip toliau. Tai rašykite į komentarus, būsiu be galo dėkingas, įdomu sužinoti kitų, kaip sakyti, sferų, kaip darbas kitur, nes tikrai labai mažai dirbęs dar ir nežinau, kaip pasiklausau kitų, tai daug dirbu ir su šaldytuvais, ir su cisternom, ir su tentinėm, ir su visokiom tenai, sakysim. Pas mane patirties maža, tai aš nelabai žinau. Laukiu iš jūsų atsakymo, dėkingas būsiu be galo ir važiuojam į Žemaitiją toliau.